Taip. Sąmoningo kelio kompasas. Šiandien pas mus viešnia iš už jūrų marių Nora Flower. Nora, mes su jumis matėmės gana seniai, bet pat jūs šiandieną Lietuvoje. Papasakokit apie save, kuo gyvenate šiuo metu, kas jūs džiugina, kas įkvėpia. Muzika. Labiausiai muzika. Kaip mes čia Lietuvoje visada sakėm, kad rizika yra muzika. Aš ir dainą turiu apie tai. Aš supratau, kad aš negaliu nedainuoti, nors ilgai nežinojau šito. Dabar aš dainuoju tai, ko negalėjau dainuoti, kol buvau Lietuvoje, dėl labai daugelio priežasčių. Aš esu drąsi dabar, tada nebuvau. Dabar dainuoju tai, ką nešiojuosi širdį, tai, ką išsinešiojau širdį ir toliau nešu per gyvenimą visur, kur gyvenu. Aš daug keičiu gyvenamasias vietas. Taip ir nešiojuosi su savim visus tuos gražiukus, kuriuos susikroviau į širdį iš Lietuvos. Ir iš jų gimsta dainos. Visom 4 kalbom, kuriom kalbu, aš visom 4 kalbom rašau dainas. Ir pirmą kartą į Lietuvą atvežiau savo muziką. Ir dainuosiu tik lietuviškai. Ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau mane išgirs tie, kurie supranta, ką aš dainuoju. Tai jo, muzika. Nuostabu. Iš tiesų, kaip nutiko, kad jūs atsidūrėte toli nuo gimtinės? Ne iš karto aš ten atsidūriau, aš gyvenau 10 metų Švedijoje. Ten susitikau Kyvį, vyrą iš Naujosios Zelandijos. Ir jis mane nusivežė ten, pasižiūrėti, ar patiks. Patiko. Patiko. Iš tikrųjų, tai aš jaučiuosi, kad aš radau, tiesiai pasakysiu, nors mano namai yra ir Lietuva, bet aš radau savo tikruosius namus žemės rutulyje. Manęs labai daug kas klausia, gal tu grįši, gal... Na, kaip visi mes čia, su amžium kažkaip imam ir pradedam sentimentaliai norėti grįžti. Aš uždaviau savo šitą klausimą ir supratau, kad aš negrįžtu ten, iš kur aš jau išėjau. O, įdomi. Aš pargrįžtu pasibūti, bet aš negrįžtu nei savo kūnu, nei savo sąmonę visiškai ten, kur aš jau buvau. Ir tuo visiškai nenoriu pasakyti, kad čia jau kažkas jau čia negerai, jau čia išaugta per mažai. Tiesiog aš tokia. Aš išeinu kažkur kitur. Jūs kaip didžioji keliautoja, ar ne, per gyvenimą? Galima taip sakyti? Taip atsitiko. Aš nesijaučiu labai didelė keliautoja, bet žmonės sako, kad aš labai drąsi, taip turbūt drąsi. Va. Keliauti, kad kažkur keliauti, reikia drąsos. Ir kad kažkur apsigyventi, kur nieko nežinai. Taip, reikia drąsos. Reikia, sutinku. Man patinka būti drąsiai. Va, svarbiausia. Prisibijojau jau, dabar ragauju drąsą. Supratau. Baimę jau suvalgiau. O, čia labai gera įžanga į tą mūsų esminę idėją podcast'o, tai yra greitkelis į laimę. Tai kaip jūs tai galėtumėt savo gyvenimo kelyje įžvelgti, apibūdinti? Ar tai buvo greitkelis, ar visgi? Greitkelis. Labiausiai jis greitkelis tiems, kurie mane stebi ir aš tai suprantu. Šeima, draugai. Nu kur tu ten, nu kaip tu ten? Aš gyvenu pagal įstatymą, kad stebuklai nutinka tik tiems, kurie jais tiki. Taip. Ir aš esu iš tų. Gyvenimas man yra stebuklas. Magija yra transporto priemonė. Ir taip viskas ir vyksta. Pasitikėjimo keliu. Paprasčiausia pasitikėjimo.
kaip jau sakiau, baimę jau išragavau, ten visokiais būdais ir šaldyta, ir su krakmolo, ir su cukrum, ir su ledais, su ko tik tai nori. Jau ten viskas aišku. O dabar mokausi atsiduoti drąsai, žinojimui ir nežinojimui kartu ir pažiūrėti, kas bus. Pažiūrėti, kas bus. Kartais galima dalykus perdaryti. Kartais galima pasakyti, čia man nepatinka, eisiu kažkur kitur, bet nedaryti kažko, vadinasi, prarasti gabalėlį savęs, kuris taip ir liks nepristatytas nei savo pačiai, nei kitiems. Ir aš įsivaizduoju, kad mes atliekam kažką gero šitoje žemėje, kai išbūnam pilnutinai savimi. Kitaip nelabai yra čia ką veikti. Visi kiti užimti turi save, mes turim rasti save ir visiškai išgyventi, tai išbūti, išputoti. Labai pritariu. Išžydėti. Išžydėti, išpumpuruoti, išdegti. Ir išdainuoti. Ir išdainuoti. Taip. O be dainavimo dar yra kažkokių veiklų, kurios įkvėpia jūs gyvenime dabar? Apibūdinsiu labai paprastai. Sveikata. O, sveikata. Bet tai visiems svarbu. Tiek asmeninė, tiek bendra žmonijos sveikata, prie kurios aš galiu prisidėti, nes Švedijoje gyvendama įgijau diplomą ir patirties. Aš baigiau Stokholme alternatyviosios ir sporto medicinos institutą. Mano mokytojas buvo Rusijos žydas. Jis perteikė mums senojo Tibeto archainės technikas gydymo. Po to, kaip kad žinot, viskas prasidėjo nuo kvėpavimo. Sąmoningo kvėpavimo. Nuo sąmoningo kvėpavimo Klaipėdoje iš Švedijos važiavau pas Liną mokytis kvėpuoti. Čia buvo pradžia. Kvėpuoju iki šiol. Matau. ir vat kvėpavimas, matyti, yra bilietas. Bilietas. Į tiesą nugarą. Taip. Į tiesą mintį. Aiškumą. Į pilną idėją. Ir vėl grįžtu ir į drąsą, nes kai mes nebijom įkvėpti ir iškvėpti iki galo, tada nebijom kažko pasakyti. Ir daryti. Jo. Tai aš gydau žmonės ir gyvūnus. Čia yra... Taip, aš uždirbu pinigus. O muziką aš pradainuoju visus pinigus. Kas prageriau, aš pradainuoju. Nes reikiagi visko, kai pradedi įeiti į tam tikrus sluoksnius. Ir mikrofonų, ir stovelių, ir laidelių. Ir jo. Nuostabu. Bet tai, aš taip suprantu, pavyksta suderinti, nes tai yra vienokio pobūdžio veikla, kuri jūsų širdžiai miela, tai yra gydymas. Kita veikla, ta kūrybinė, kuri taipogi visgi yra gydymas. Tik tais kitokio pobūdžio, bet gydymas. Taip. Ir ne tik savęs, bet ir tų, kurie klauso. O taip. O taip. Labai gerai prie pasakėt, net pati taip nepagalvojau. Taip, tai yra 2 dalių koncertas. Aš labai dažnai gaunu, turbūt turėčiau pavadinti komplimentais po savo koncerto, ypač iš moterų. Jos sako, kad aš atidarau jose tai, ko jos pačios nežinojo, kad turi ir dar buvo uždaryta. Tai man net pagaugiukai bėgioja nuo to. Aš išjudinu žmonės šokti. Jie eina šokti negirdėdami, ką aš dainuoju. Tai aš prisisegu savo kaip medalį šitai. Ir mano muzika labai artimai priima mauriai Naujosios Zelandijoje, nes mūsų kalba, jų ir mūsų, kadangi yra abi kalbos archainės, tie, kaip yra lietuviškai primordial, prigimtiniai balsiai A, E, I, O, U, mūsų abiejų kalbos yra sukonstruotos ant šitų balsių. Ir kai aš dainuoju mūsų kalbą, jie gauna tą vaibą. Be visų, kaip anglų kalboje, pas mus juk nėra nei O, nei I, nei jokių skandinaviškų umliautų garsų. Garsu aš juos pasiekiu. Taip. Žodžiu. Raktas į žmogaus širdį. Taip, raktas į žmogaus širdį. Ir man jie paprasčiausiai sako, mes sako nesuprantam, bet skamba kaip maurių kalba, tarytum iš kitos pusės ar kažkas. Taip. Nuostabu. Vat įdomus tas
sąsajos elementas, nepagalvočiau, kad tokie ryšiai per kalbos struktūrą pačią. Prigimtinę. Aš irgi to neplanavau, o va taip atsitiko. Ir kalba, jų melodija, jų yra tokia labai, labai dzūkiška. Aš kai mano tėvas buvo dzūkas, mama rytų dzūkė, tai ta melodija tokia, jie iš viso kalba labai linksmai, jie visada šypsosi. Ir ir iš karto vat pasigirsta toks dzūkiškas elementas ir tada aš randu tą bendrystę ir niekas nebaisu nei dainuoti, nei nusidainuoti. Tai aišku. Tada savi. Esame kartu, taip savi, teisybė. Nuostabu. Savi. Kaip Lietuva pasikeitė? Bet ar grįžus į Lietuvą yra jausmas, kad ir jūs pasikeitėt, kad jūs keičiatės taip, bet ko gero tai atspindi gimtinę labai gerai. Viskas keičiasi. Be abejo. Aš dar nedaug spėjau čia visko pauostyti Lietuvoje. Žiema ištiko čia mus dabar visus. Vaizdas pasikeitęs visiškai. Aš paskutinį kartą buvau prieš 8 metus, pridygę namų, išnykę daug kas, pasikeitę daug kas. Viskas keičiasi. Viskas keičiasi. Aš tiesą pasakius dar nežinau, kur einu. Aš vėl drąsiai einu ten, kur dar nežinau. Aš susitinku savo senuosius žmonės ir jie dabar visai kitokie ir mes beveik susipažįstam iš naujo. Aš įsivaizduoju, kad aš atvažiavau rekonstruoti senų draugysčių, santykių, tiek šeimoje, tiek su draugais ir senais pažįstamais, nes mes visi taip pasikeitėm, mes visi užaugom per visas mūsų socialinės padėtis visur žemynė ir šitam ir anam. Ir tai, kaip mes dabar susieinam naujai po viso šito su naujai užaugtais sluoksniais, tas mane ir domina. Domina, ar ne? Labai domina. Galbūt tai bus įkvėpimas kūrybiniams naujiems kūrybos, kaip sakoma, kūriniams. Greičiausiai taip ir bus, aš jau užvakar, kadangi tokia buvo nemigos, graži naktis, aš tokį naują draftuką, naujos dainos jau turiu. Taip, kartais tos kelionės ir duoda tą įkvėpimą, naujų kažkokių idėjų, tai yra labai gerai. To labai linkiu. Ačiū. Niekada ne per daug. Niekada, taip, kūrybiškumą reikia kuo daugiau. Gyvenime. Kūrybiškumas yra, aš įsivaizduoju, kad tai yra varomoji jėga. Kai žmonės kalba apie Dievą, sako, Dievas toks ir toks, aš galvoju, ką mes iš tikrųjų žinom apie jį, ją, ką mes tikrai visi žinom, kad Dievas yra kūrybingas, nes jis viską sukūrė. Taip. Tai jeigu mes sukurti pagal Dievo paveikslą, tai kurkim. Kurkim. Puiku. Ir jūs tą akivaizdžiai realizuojate, ar ne? Na, o kaip kitaip? Taip. Ir per tai atrandat save. Laiminga esat. Taip. O kaip apibūdintumėt tą laimės, nežinau, formulę, receptą? Kas į tai atvedė? Laimės formulė. Ar kas palaiko? Kai mes sugebam susidaryti sąlygas savo pačiam būti savimi, nes tokios sąlygos niekada nesuteikiamos iš išorės. Niekada niekas neateis, kad pagaliau jau tau galima dainuoti solo ir viskas čia bus gerai. Tai. Reikia išdrįsti kažką daryti. Žodžiu, prisisekti ženkliuką, kad aš esu aš. Taip. Ir išgyventi tai. Aš manau, kad čia yra didžioji laimė. Tada, kai mes esame visiškai savimi ir esame laimingi tuo, tada mes susitinkame žmonės, kurie irgi yra laimingi, laisvi nuo nesavęs. Ir tada ištinka mūsų tie tikrieji, laisvi, gražus, kūrybingi dialogai. Tikrumas, ar ne? Tikrumas. Tikrumas visgi yra vienas iš, galbūt, kaip aš sakiau, receptų laimė. Kas dar? Bet ką jūs palinkėtumėt bet kuriam žmogui, kurį sutiktumėt galbūt ne iš pažįstamų apskritai, bet kurį žmogų, galbūt kuris klausys šito mūsų pokalbio, palinkėtumėt siekiant laimės? Atrasti laiko savo ir kuo daugiau. Čia, kai mano mokytojas sakė, jeigu stresuoji, reikia medituoti ar, kas tau padeda daryti 1 valandą. Jeigu labai stresuoji, tai reikia 2 valandų. O būna gyvenime, kad mes taip stresuojam, kad ir 4 neužtenka. Bet, žodžiu, susirasti tuos dalykus, kurie mus maitina, kurie mus peni,
Aš darau labai paprastus dalykus, aš vairuoju ir žiūriu į žalumą, į viską, kas gražu ir kišu į širdį kaip į banką. O paskui, kai juoda diena, iš ten išsitraukia ir žiūrėk, ir viskas yra. Tai manyčiau taip, laikas. Nes viskas, ką mes turim šitam gyvenime, yra tik tai kūnas ir laikas. Visa kita gali būti atimta arba suteikta. Taip kaip šitas interviu, niekada nežinojau, kad jis atsitiks. Atsitinka gyvenimas, atsitinka laimė. Bet visgi ją reikėtų eiti sąmoningai, taip aš suprantu. Laimė nėra destination, kaip atvykimo taškas. Laimė yra procesas. Tęstinumas procesas. Procesas, tik procesas. Bet būtent. Viskas ten eina kaip homeopatinio gydymo procese. Up and down. Bet jeigu žinom, kur einam, visada nueisim. Juk kai važiuojam į Kauną, neperkam bilieto į Kijevą. Perkam ten, kur važiuojam. Taip, kartais net nežinome, kad mes ant pateksime arba abejojame, ar ne, bet vis dėlto reikia bandyti, ką jūs ir kalbėjote apie drąsą. Tai yra labai svarbu išdrįsti, siekti to, kas mums yra vertingo. Taip. Kartais nežinom, ar tai padarys mūsų laimingais, bet vis dėlto rezultatą padarė. Jis laiminga, taip? Aš nežinau, ar tai jau rezultatas, bet šiuo metu man gerai. Jaučiatės laiminga? Taip. Ačiū labai. Tai skamba, tai jaučiasi, tai yra svarbu. Daryti tai, kas patinka, tai, kas mus daro laimingų. Žinoma, kokia bus rytoj diena, nežinia. Svarbu, kokie mes šiandieną laimingi. Ačiū Jums, Nora, už tai. Ačiū, kad pakvietėt. Kad pasidalinote. Malonumas. Ačiū Jums labai. Sąmoningas kelias. Taip, tai yra laimė, kurią mes kūrėme savo rankomis. Ačiū, būkim kartu laimingi ir sveiki.